Adelės Dirsytės atminimo įamžinimas jos tėviškėje. Pirma dalis. Esu svečiuose pas Adelės Dirsytės brolio Stasio dukrą Ireną Dirsytę, o po ištekėjusią dabar pavardę Liupkevičienę. Ir jinai papasakos apie Adelės Dirsytės atminimo įamžinimo, buvo pati pradžia ir jos Irenos pastangomis ten pradėta taip ta vieta saugoti, globoti, priimti piligrimus. Taigi prašome nuo tos pradžios. Jūs atgavote, kai buvo jau sugrąžinta ta žemė, tie likę pastatai tokie, šitie likučiai. Nebuvo sugrąžinta. Dar rusų laikais aš pirmiausia susisapnavau, kad Adelė, tam Dirsinės name mes abidvi tvarkomės. Vienos Su Adele. Su Adele. Adelė vienam kambarį, aš kitam, durys praviros, bet aš jos nemačiau, tik balsą girdėjau. Ir Adelė sako, ar Irena, ar tu man galėtum išrūpinti lietuviškus tautinius rūbus, tik ne raudonus. Ir dar kartą pakartojo, tik ne raudonus. Taip aš jai prižadėjau tos lietuviškus tautinius rūbus. Ta kitas dieną ir vis galvoju, ko čia Adelė nori iš manęs. Aš jos tai nemačiau, tik tai iš kalbų žinojau, kad yra teta, tremty yra ir viskas. Ir taip galvoju, nusprendžiau užsakyti mišias. Užsakiau mišias, vis tiek man jinai neduoda kiekvieną dieną ramybės. Mintyse stovi ir viskas. Ir vėl užsakiau, po kurio laiko vėl mišias užsakiau. Vis tiek neduoda. Pasitarusi su mama, nutarėm, gal jinai tėviškę nori. Tai aš išvažiavau į kaimą, tenais į Dirsinės užėjau pas kaimynus. Ne į pačią Dirsinę, bet pas kaimynus, kadangi ten brolio, dabar Slavinskai gyvena, ten brolio buvo krikštatėviai. Nieko neradau, tik tai Lukoševičių ar kaip ten. Tai jie kaiminystė su Dirsinė. Ir taip sako, ką jūs čia, 5 metai jau čia nieks negyvena, visi tie naujakuriai įsikraustė, viskas, sako, priklauso mokyklai. Tai čia kurie metai buvo maždaug? Oi, tai nežinau, dar apie Lietuvos sugrąžinimą net nekalbėjo. Ir aš taip galvoju, nuėjau, galų gale nusprendžiau į mokyklą nueiti. Nenorėjo man, sakau, sapnavau, aš jau nupasakojau viską. Čia Išėtos mokykla, ne? Ne, Kaplių mokykla. Ir ten proftechninė buvo, nes Kaplių mokyklai priklausė šitas visas klipas. Ten žemės ūkio. Žemės ūkio buvo, ten tie mokiniai mokydavosi traktorių, už tai ir stogas biški apmėtytas, sudaužytas to tvarto, bet tai, sakė, mėtydavo, žinot, kaip ir vaikai. Ir akmenis, ir grumstus mėtydavo, viską. Tai galų gale aš susitariau, po kurio laiko ir nuėjau aš į tą Dirsinę, tikrai. Siaubas buvo, šiukšlynas, baisu, viskas, bet atsiklaupiau, sukalbėjau poterius ir visgi aš nusprendžiau, kad aš jau tvarkysiuos. Jie man mokykla pabraižė tokį brėžinuką, kur aš galiu, juk man ten žemės neatidavė, tik tai pabraižė, kur aš galiu, kaip čia, nelegaliai tvarkytis. Nors aš ir galvoju, kad jie man tikrai atidavė, bet tai paskiau po kurio laiko tik tai supratau, kad jie skaitėsi mokyklos ten, bet aš ten tvarkiausi. Ir kiekvieną savaitgalį atvažiuodavau tvarkytis ten po biškį. Ir aš supratimo neturiu. Žinot, nebuvau susidūrus su tokiais reikalais. Aš ten ir tvarkiausi, kaip ir nuotraukose jums parodžiau, kaip ten atvažiuodavau, tai vis
rasdavau, tai tas padaryta, galų gale ir stogą nuvertė. Taip pat Pačioje pradžioje dar stogas buvo, ne? buvo stogas, tik tai buvo be langų, be durų buvo jau šitas namas. Karvių ten pastypę, sakėte, ne? Ne, tai paskiau jau karvės pastypę, tai jau po kurio laiko, kaip aš ten tvarkiausi, vienas gyventojas iš Daukainių paėmė, kaip aš išvažiuoju rudenį. Aš tai žiemą tai ten nebūnu, kadangi nieko nėra, ten nei elektros nebuvo, nei nieko ir absoliučiai nieko. Tada nuplėšė tas spynas tvarto, ir karvės laikė. Problemų turėjo, pavasarį atvažiuoju, tie veršiukai pastypę, karvė pririšta, už tvarto pastypusi guli ir prie jos pririštas šuo, gyvas šuo, ir jis atseit tos karvės mėsą. Smarvė visur, baisu. Tai problemų turėjo, dar žinokit. Tai gal jis pijokas koks buvo? Ne pijokas, bet tai toks netvarkingas. Kaip čia gyvulius jau kaip skaitėsi kaip ūkininkas jisai. Va taip aš ir tvarkiausi su giminėm, ypač labai daug padėjo Skrupskai, Jadvyga, Marijonas, viskas ir visa šeima taip jau norėjo man padėti, galbūt aš nežinau kaip čia, tiesiog padėdavo labai ir pašienauti, ir ten, viską padėdavo. Kaune būnant man, jau dar rusų laikais susirado, atėjo pas mane čia, kaip susirado jos, aš nežinau, tremtinės Adelės. Tremtinės Paukštytė atrodo ir dar viena, dviese. Tai jos tada man nurodė, kur reikia eiti kreiptis, kad reikia į Vilnių kreiptis, viskas ir vienu žodžiu kelti šitą visą reikalą jau taip. Pagaliau atgavot tas žemės ir tos... Neatgavau dar, apie žemių tai net nekalbėt buvo, kad atgaučiau. Žemės tai jau labai, baigiantis 20 metų aš vargau, kol aš atgavau. Oho. Tai vot neseniai, taip sakau, kad buvo išparduota čia ta žemė visa gabaliukais tokiais. Kaimo gyventojams ten ar darbuotojams, o paskiau, matot, tas žemės ūkio, kuris čia Aristavo jis buvo, kaip jo pavardė, net nežinau. Šitas Romančikas. Ne Romančikas, ne. Pirmininkas toks. Pirmininkas buvo, bet čia buvo žemėtvarkininkai. Tai jau čia, jau po šito jau gerokai laiko jau pradėjo žemės, tada sužinojau, kad galėčiau jau atsiimti, tai aš dar iš archyvo, aš jokių dokumentų taip neturėjau, iš archyvo čia atsiėmiau, kas ten buvo, kad tėvelio viskas, ir aš nežinojau, kad reikia priduodant, paimti nuorašą žemėtvarkininkui. Ir ką aš padarydavau, jisai būdavo suplėšydavo ir viskas. Ir nieko... Tai komunistas kažkoks buvo, turbūt čia nenorėjau. Kaip čia? Paskiau pamiršau ir pavardę, žinokit. Tai va, tos moteris man ir aš tada į Vilnių paskambinau. Puseseriai, Daugelieniai, čia dabar kaip čia, Aušros, žinot Aušros, mamai. Paskambinau, bet pasirodo, Aušros mama labai sirgo, jis perdavė Ivanauskui. Ir jie ten netgi man nepasakė, kad, pasirūpino jie ten, kad ją apdovanojo, mes išbuožinti buvo. Ir labai prastai gyvenom. Kaip čia pasakius, nuo šaukšto, net šaukštą nepaliko, kaip išbuožino.
Jūs įsivaizduojat, ir mums reikėjo pradėti visą tą gyvenimą ir dar slapstėmės. Juk tai žemuose kapliuose, tai taip, kad jau labai jau buvo sunku, žinokit. Labai vargom. O dar tėtis paskiau susirgo, taip kad vienu žodžiu labai vargom. Nu, vargais negalais pagaliau jūs tą namelį atgavote, ne? Galų labai jau aš Po 20 metų maždaug. atgavau, kai brolis padavė į teismą. Matot, mes pasidalinom į 4 dalis tą visą ūkį. Ir brolis niekaip neatgavo tėviškiai. Jis į Jonavoj pasiėmė jam ten. O aš užsispyriau, kaip Adelės tą tėviškę prie tų, ir man tokiais lopinėliais atiduodavo. Ir aišku, šito brolio, dar kuris gyvas, tatas irgi kartu, aš už jį visą laiką vaikščiodavau. Tai sakau, 20 metų aš kol susitvarkiau visą savo dokumentaciją. Tai dar buvo namas su stogu, bet be langų ir durų, o kada jisai toks vieną kartą Žinokit, žiūri, tamo nėra, ne? Ne, atvažiuoja vis nuverčia ir vis iki pamatų. Taip, iki pamatų ir pasirodo, kaime, žinot, kaip gandai sklinda, kad sako, atseit ieškojo lobio. Žinot, kaip vis tiek pagyvenusi, iki pamatų nuvertė. Taip ir. Ir jūs tada atvykę gyvendavot palapinę, ne? Palapinėj gyvendavau ir valgyt virdavom lauke, buržuiką pasistatė. Tvarkėmės, tikrai šiukšlyną, netgi buvo tokių atvejų, kad aš tvarkausi, visi tvarkomės, o atvažiuoja ir iš mašinos išpila tą tepalą kažkokį tenais. Ir aš net nepastebėjau, kaip atvažiavo, išpylė ir man prie pat namo. Žinot, kur dabar bijūnai auga. Tai tiesiog paskiau sakau, tai ką mes nežinojom, sako, visi čia veža šiukšlės. Labai buvo jau tikrai šiukšlynas baisus. Jūs ten taip jau gyvenot, laikytės, o kaip žmonės lankė, ar kas nors lankė, norėjo? Žinokit, atvažiuodavo negi tie, kurie gimė, tie iš naujo kurių žmonės čia, jiems tai tėviškė, kur gyveno, tie vaikai būdavo, atveždavo tėvus ir fotografuodavosi. Aš, aišku, kiek sugebėjau gėlių mėgėja gėlių būdavo, kad man gražu būtų, pasisodinu viską, kad man ten būtų gražu. Aš, daugiau 30 metų aš ten. Aplamai, dėl Dirsytės atvažiuodavo? Dėl Dirsytės, taip, kaip pastatė ypač paminklą. Ne, tai čia visai nesiniai, bet dar čia, kaip sako, nauja istorija. Bet dar prieš paminklą įstatymą, ar buvo kas nors ten tokio, kad ten būtų įamžinti kažkaip iš... Atvažiuodavo tokie, žinot, kaip čia, labai jau retai, kaip jau paminklą, tai jau daugiau, jau tada kasdien atvažiuodavo kas. O taip tai retai kas atvažiuodavo, klausinėdavo. Tiesa, buvo iš Amerikos atvažiavęs. Dar visai, aš žiūrėjau toks, tiesiog net nustebau, ponas laikrodis didžiausias įsipūstęs. Ir jisai, aš darže, žinot, murzina kapščiausi tenais, net nepatogu, jis man į ranką bučiuoja ir viskas, tiesiog nesusipatoginau. Ir jis pasakodavo, kad jis kadaise irgi netgi čia gyveno. Oho. Kapliuose. Ir prisimenė tą kriaušę, po tą kriaušę mes, sako, būdavo baliavodavom, sako, jaunimas susėję visi. Labai tikrai daug jis pasakojo apie kaplius, apie Dirsinę, viską. O taip, kokie kunigai atvažiuodavo ar netvažiuodavo? Prieš tai, kol dar paminklo nebuvo. Kol paminklo nebuvo, tai turbūt jūs
daugiausia atvažiuodavo ir, nu ką, kas atvažiuodavo, o jau žinot, tai ir Nebuvo ten tokių pastangų kažkaip paminklą statyti, įamžinti ar kažką. jūs vat pradėjot kažkaip, tai jūs vat pradėjot ir paskiau jau prasidėjo, jau pastatė tą koplytstulpį, tai jau tada kiekvieną dieną kažkas tai atvažiuodavo, būdavo ir iš Briuselio buvo, ir iš Australijos buvo. Tai gaila, kad aš nemoku kalbėti angliškai, visą laiką vaišindavau Ne, jūs dirsinės mėtų arbata. Labai svetingai, aš pajutau, kai buvau su dviračiu Aha. atvažiuodavau. Taip, ir visuomet tie žmonės atvažiuodavo, vis tiek juos lydėdavo ir versdavo mus, klausinėdavo manęs čia viską, apžiūrėdavo, kaip aš čia gyvenu, kaip čia. Adelės Dirsytės, kaip jūs išeina Man teta išeina, teta. teta, taip, iš tėvelių, kaip čia, tėvelių sesuo, tai Jo. artimiausia. Bet Teta. jūs, aš dabar įrašinėjau, reikia baigti įrašą, nes jau labai svetinga ir vaišinga. Bulvių uždėjo, bulvės jau baigė išvirti, tai reikia ir pokalbį baigti, kad bulvės nepervirtų. Taigi ačiū. O Dieve man. Įrašyta 2026 m. balandžio 15 d.